Iš tikrųjų klausimas, kurį šiandien susirinkom čia apsvarstyti, būtų keistas žodis. Vienu metu toks paprastas ir toks nepaaištinamas, ar ne? Mums čia susirinkusiems turbūt atrodo viskas aišku, kaip turėtų būti, bet kažkodėl vyksta visiškai priešingai. Ir protu suprasti nepavyksta. Šitos vietos istorija, aišku, sudėtinga. Mes visi žinom, kad jau čia atėjom, ne vieną šimtmetį čia buvo Lietuvos žydų kapinės, bet jų nebėra. Turbūt dažnas žino, arba dabar sužinos, kad visas miestas nusėtas buvusiomis kapinėmis. Įvairiausių tautų ir įvairiausių tikėjimų žmonių kapinėmis, kurių nebėra. Ir kai taip nutinka, niekas nepalieka tų vietų kaip įamžinimo vietų. Ten toliau vyksta gyvenimas. Statomi tautos namai, atsiranda parkai, gatvės, įvairiausi dalykai. Taip yra ne tik Lietuvoje, Vilniuje, taip yra visame pasaulyje. Kodėl turėtų būti kitaip? Mes taip pat žinome, nors tiesa aš ir pats neseniai sužinojau, iš tiesioginių įvykių liudininkų, jog jau 21 amžiaus pradžioje buvo kreiptasi iš Lietuvos vyriausybės, galima sakyti simboliškai, į visą pasaulį Lietuvos žydų bendruomenių atstovus, jų oficialius atstovus, ką daryti su šia vieta, ar galima susitarti. Lietuva norėjo susitarti ir pasirodo buvo pavykę susitarti. Buvo sutarta, jog ši vieta liks Lietuvai, kad čia netgi galės ant polių, kad nebūtų kapstoma žemė, pastatytas naujas pastas, konferencijų centras. Buvo sutarta, kad bus pagerbti ir čia esantis žydų kapai ir kad visą tai gali tilpti ir egzistuoti. Sutarta ir pasirašyta. Mes kaip Lietuva tą sprendimą jau turėjome. Bet kažkodėl taip nevyksta. Kažkodėl vyksta priešingai. Dabartinė vyriausybė sumanė įkurti darbo grupę, kurioje kažkodėl didžiąją dalį asmenų sudarė kitataučiai. Ir ne tai, kad kitataučiai, bet žmonės iš kitų valstybių, ne Lietuvos piliečiai. Būtų buvę labai gražu, jeigu jie būtų nusprendę Lietuvai atiduoti. Gražinti, reikia sakyti, gražinti šitą vietą. Bet turbūt labai nesistebim, kad taip sudarius darbo grupę buvo nuspręsta kitaip. Ir tada turbūt nesistebim, kad tokią darbo grupę sudariusi vyriausybė nusprendė ir patvirtinti jos sprendimą. Sprendimą, kuris skamba itin keistai. Galima suprasti įamžinimą, tačiau nuspręsta atiduoti sporto rūmus, kad čia būtų įkurtas muziejus. Muziejus, kuriame būtų čia kadaise palaidotų žmonių biografijos, kuriame būtų čia kadaise buvusių kapinių istorija, kuriame būtų ekspozicija apie apskritai palaidojimų tradicijas Lietuvoje, kuriame būtų ekspozicija apie tai, kaip okupaciniai režimai niekino Lietuvos žydų kapus, kuriame, ir čia man įdomiausia dalis, galima paminėti ir čia vykusius įvykius atvedusius į nepriklausomybę, nes, įsiklausykit, atgavus nepriklausomybę buvo nutrauktas Lietuvos žydų kapų niekinimas. Štai per tokią prizmę buvo vyriausybėje nuspręsta rašyti Lietuvos, lietuvių tautos ir sąjūdžio istoriją. Ir mes sakom, kad tai yra gėdinga, tai yra ne tai, kad klaida, tai yra Lietuvos valstybės interesų ir mūsų tautos savigarbos išdavystė. Todėl, kad čia gimė sąjūdis, jeigu iniciatyvinė grupė gimė Gedimino prospekte, tai sąjūdis gimė čia yra sąjūdžio lopšys. 91 metais čia buvo atsisveikinama su sausio 13-osios aukomis. Šita vieta yra brangi ir svarbi visai lietuvių tautai ir Lietuvos valstybei apskritai. Prisiminkit, ypač tie, kurie buvo tose įvykiuose tikrai atsimenat, sąjūdis buvo visų Lietuvoje gyvenančių ir nepriklausomybės trokštančių tautų judėjimas. Visi kitataučiai, kurie norėjo nepriklausomos Lietuvos, kurie buvo jai lojalūs, buvo ir jautėsi su sąjūdžiu. Lietuvos žydai, kurie norėjo Lietuvos valstybės, buvo ir jautėsi su sąjūdžiu. Keli labai garsus. Sąjūdis yra visų tautų judėjimas už Lietuvos valstybės nepriklausomybę, kurioje galėtų gyventi pagal savo taisykles suvereni lietuvių tauta ir jai jos valstybėje lojalios kitos tautos.
į sąjūdį telpa ir žydų atmintis. Tačiau kažkodėl nuspręsta vietoje visą Lietuvą vienijančios ir telkiančios atminties įamžinti siauros grupės atmintį. Ir tai yra ypatingai keista, kai susimastai, labai reta, kad kokia nors išsivyščiusi, brandi, laisva, demokratinė valstybė Europoje savo sostinėje neturėtų muziejaus savo išsivadavimo, nacionalinio išsivadavimo judėjimui, tam istorijos puslapiui. Tikrai taip yra arti Lenkijoje, Latvijoje, tikrai taip yra, pavyzdžiui, Italijoje ir kitose šalyse. Taip yra beveik visur, todėl kad tai normalu, todėl kad save gerbianti tauta įamžina savo svarbiausius istorijos puslapius, bet atkreipti dėmesį, jeigu čia būtų padaryta tai, ką nutarė vyriausybė, tai būtų, nežinau kelintas, bet tikrai nei pirmas, nei trečias Lietuvos žydų istorijos muziejus Vilniuje. Tuo tarpu nėra jokių planų ir projektų, gal kokių kalbų, bet tikrai nieko konkretaus Sąjūdžio muziejui Vilniuje. Nėra. Jūs negalėjote apie tai girdėti, nes tokia diskusija nevyksta. Nėra jokių pasiūlymų. Tarytum to niekam ir nereikėtų. Nors jūs visi žinot, metai bėga ir mus vienas po kito palieka tų įvykių liudininkai ir patys reikšmingiausi dalyviai. Valstybė, kuri galėtų, jeigu suspėtų ir jeigu norėtų, surinkti visą atmintį, šiuolaikinėmis priemonėmis ją įamžinti ir palikti ateities kartoms, net nekalba apie tokią galimybę, daro viską priešingai. Keista? Man keista. Aš negaliu jums atsakyti, kodėl taip vyksta, tai yra nesuprantama, bet aš galiu pastebėti ir atkreipti jūsų visų dėmesį. Mes negalim tylėti to akivaizdoje, todėl kad šita visa istorija su Sąjūdžio atmintimi ir sporto rūmais yra kaip maža detalė didelėje dėlionėje. Dėlionėje, kurios leitmotyvas už Lietuvą ir už lietuvių tautą jos istoriją rašo kiti. Čia yra plakatas, jūs negalite jo nepastebėti. Jis sako, Faina Kukliansky, nerašyk už mūsų istorijos. Šiandien mes turim vyriausybės ir kitų valdžios sluoksnių pastangas perrašyti laisvės kovų istoriją. 18 metų, 41 metų, labai nedrąsiai atsargiai, bet kartais 45 vėlesnių partizaninio pasipriešinimo. Akademijoje ir žiniasklaidoje kartais Sąjūdžio istorija. Šiandien čia dar vienas etapas viso to perrašinėjimo, kurio niekaip negali matyti atskirai, kaip kažkokio izoliuoto incidento. Mes privalom tai matyti kaip dalį sistemingo bandymo perrašyti Lietuvos istoriją, taip, kad ten galiausiai apskritai neliktų nuoseklios lietuvių tautos pastangos gyventi laisvai savo nepriklausomoje valstybėje. Ir mes šiandien susirinkom pasakyti, ne, mes to neleidžiam, mums tai netinka, mes gerbiam save ir savo bendrapiliečius, mes mylim savo valstybę ir žinom, kad be atminties jokia valstybė ir ateities nesukuria. Aš tikiuosi, kad dėl to mes galim sutarti. Ir aišku, meluočiau, jeigu sakyčiau, kad esu tikras, kad ir valdžia mus išgirs. Mes šiandien susirinkę protestuodami prieš sprendimą valdžios, kuri labai aiškiai pasakė, kad jeigu nepatinka, išsirinksit kitą. Na, greitai tas laikas, bet vis dėlto piliečiai, kokia kur čia valdžia bebūtų, turi pareigą kalbėti. Nes jeigu jie tyli, tada jų tikrai niekas neišgirs. Sąjūdis netylėjo ir laimėjo, netylim šiandien ir mes. Ačiū jums už tai. Ačiū, kad šiandien čia esat, su ta meilė Lietuvos istorijai, ne su neapykanta.